Kai aplink pavasaris ir nauja gyvybė, gamtos energija kalasi iš po žemės ir veržiasi visų savo intensyvumu, labai gerai įkvėpti tikros gamtos, tikrų kvapų, pirmųjų gėlių aromato. Ir kažkaip pradedi galvoti apie apskritai, kas yra kvapas, kiek jisai mums lemia, kiek jisai mums suteikia informacijos ir veikia mūsų pasąmonę. Ir tie visi sintetiniai kvapai, kurie mūsų supa kasdien, įvairūs brangus parfumerijos gaminiai, dezodorantai, kvepalai, reklamuojami gražių manikenių, kas po viso to slypi. Ir pasirodo, jog jie neturi nieko bendro su natūraliais kvapais, kurie ateina iš gamtos. Tai yra laboratorijose sintetiškai išgaunami cheminiai junginiai, kurie mums primena tiesiog rožių ar jazminų kvapą, bet jie su tom rožėm ir jazminais nieko neturi. Tai yra kažkoks dirbtinas, netikras pasaulis, sukurtas ir parduodamas. Ta visa chemijos pramonė, kosmetikos, parfumerijos pramonė, paremta nuolatiniu vartojimu, pirkimu ir milžiniškais mastais teršinti gamtą, iš tiesų atrodo, kad kažkuriuo metu turėtų prieiti liepto galą. Ir pavasaris, man atrodo, yra puikus metas apie tai susimastyti, jog mes kaip žmonės labiausiai ilgimės tikrų dalykų, kaip ir tikrų jausmų, tikrų santykių, taip ir tikros gamtos esančią šalia, tikros žalumos, tikrų gėlių, tikrų spalvų ir tikrų kvapų, kurie mus įkvėptų. I gotta get back. Norime, kad namai būtų švarūs ir blizgėtų, kad tualete negyventų vienadančiai mikrobai, kad drabužiai būtų minkšti ir niekada neprarastų spalvos. Todėl viską plauname, šveičiame, valome. Televizijos reklamose matome priemonės, kurios su nešvarumais susidoroja kasdien vis geriau. Vonios kambariuose buteliukų gausybė primena mažą cheminę laboratoriją. Kokia yra tikroji tos pedantiškos švaros kaina? Kadangi, tarkim, klozeto valikliai arba įvairius skalbikliai, kur patenka į nuotekas. Nuotekos yra pakankamai gerai išvalomos, bet šiuose valikliuose yra dedama, kaip gamintojai teigia, naujų cheminių medžiagų, kurios turi papildomą valymo poveikį arba tokios kaip kvapiosios medžiagos, kurios mums teigiama, kad suteikia alpių gaivos arba laukinių gėlių kvapą. Tuo tarpu ten visai nededama natūralių ekstraktų, o dedami naftos pašaliniai produktai, kurie patekę į aplinką suformuoja tokį reiškinį kaip eutrofikacija. Tai yra vandenų žydėjimas skatina ir žūsta dėl to žuvis arba keičiama visa vandenų ekosistema. Taigi, tuo pačiu vienas iš poveikio sveikatai yra, tai gauname alergiją arba imuninės sistemos pakeitimus, įvairius susirgimus, o kita medalio pusė tai yra keičiame savo bioįvairovę. Baltijos aplinkos forume dirbanti Laura vardija gausybę cheminių medžiagų, kurias naudojame buityje. Fosfatai, fosforo junginiai, polikarboksilatai, chloro junginiai, karbonatai, amoniakas, fermentai, enzimai, kvapiosios medžiagos ir net formaldehidas. Yra dabar toksai skirtumas tarp cheminių medžiagų. Vienos iš jų pagal savo poveikį gali būti toksiškos, turėti poveikį žmogaus sveikatai, tai per sukeliamas ligas, imuninės sistemos pakeitimus, vėžinius susirgimus, alergijas, įvairius jautrinant kvėpavimo takus. Taigi, jeigu jinai yra buitinė chemija paženklinta ekologiškų patikimų ženklų, vadinasi, tokių medžiagų savo sudėtyje jinai neturės. Taigi, poveikio sveikatai kaip ir neturėtų turėti. Buitinės chemijos žalą vienos pirmųjų pastebėjo mažus vaikus auginančios mamos. Nuo skalbimo miltelių vaikams prasideda alergijos ir kontaktiniai dermatitai. Kartais nereikia net skalbti, pakanka vien aštraus kvapo.
Skirmantas Ražauskas, jau 7 metus tiekiantis Lietuvai ekologiškas buitinės chemijos priemonės, sako, kad sąmoningiausia visuomenės dalis yra mažus vaikus auginančios mamos. Kodėl prieš tos 7 metus jūs nusprendėt, kad reikia atvežti tokią buitinę chemiją, ne chemiją į Lietuvą? Tai čia turbūt net klausti nereiktų, kai pamatai, kiek užteršto vandens aplinkui ir kokius produktus vartoja žmonės. Tiesiog elementarus susivokimas aplinkosauginis ir savo norisi kažką gerą padaryti. Dar vienas argumentas vengti stiprių cheminių priemonių, jas nuplovus, jos nukeliauja net iki gruntinių vandenų ir iki Baltijos jūros. Toks vandens teršimas cheminėmis medžiagomis daro poveikį visai ekosistemai. Vandens minkštinimui tam, kad būtų geriau išvalomos rūbų dėmės arba įvairius valiklius, ilgą laiką buvo dedami fosfatai. Šiuo metu ES fosfatai jau yra ribojami, bet vis dėlto dar galima lentynose rasti įvairių produktų, kur fosfatų kiekis yra didesnis negu 5%. Fosfatai patekę į vandenį skatina dumblių augimą ir, kaip ir minėjau, sukelia mūsų matytą turbūt kiekvieno Baltijos jūroje arba ežere vandens žydėjimą. Dėl to pradeda trūkti deguonies kitiem vandens augalam ir kai kuriom žuvų rūšim arba mikroorganizmam. O pakeitus mitybos grandinę, žuvus vieniem iš mikroorganizmų, tai yra keičiamas ir žuvų kiekis vandenyse. Jeigu dabar kažkas padarė tas ekologinės priežiūros priemonės, juk jas galėjo padaryti anksčiau. Kodėl mes taip ilgą laiką naudojam tos tokius chemikatus? Na, čia toks jau filosofinis, istorinis klausimas. Iš tikrųjų yra keletas prekinių ženklų, tai jie po Antro pasaulinio karo. Jau nuo to laikotarpio, kai buvo dideliais kiekiais pradėta sintetinti medžiagos ir versti jas į vandenį, į dirvožemį, tai iš tikrųjų nuo tų laikų ir atsirado alternatyvūs gaminiai. Bet jie buvo tokiam nedėliam kiekiai, tokiam mažam rateliui žmonių tai buvo svarbu, kad jie buvo tiesiog užgožti, o jie egzistavo. Skirmanto šeima per 7 metus išbandė apie 15 skirtingų buitinės chemijos ženklų. Jam nekartą teko girdėti, kad tos ekologiškos priemonės neveikia, kad jos iš tikrųjų ta pati chemija, tik kitam buteliuke. Skirmantas siūlo nustoti vadovautis kažkieno primesta nuomonė ir daugiau domėtis. Žmonės tiesiog netiki. Pavyzdžiui, jie tiki kažkodėl tai ultra tokiais sunkiais cheminiais, ženklais, kurie iš tikrųjų kenksmingi, jau įrodyta krūvos laboratorijų, kad tai yra stiprus alergenai. Bet jie kažkaip jais tiki. O čia jau sako, čia ekologinis, čia jau turbūt apgaulė. Čia jau apgaut mus nori. Ne, mes pasiliekam, žodžiu, prie to, kur jau gerai ten teršia, viskas tvarkoj, bet čia tai apgaulė, o čia kur, čia ekologija, čia mada, čia, sako, mados klyksmas, čia nesam praeis, ta mada, žodžiu, mado, žinot, kai kas vadina ekologiją mada, aš tai laikau tos žmonės, visiškais nesusipratėliais ir žurnalistai labai dažnai taip šneka, mada. Čia tas pats, kas būtų mada, išsivalyti aplinką, susitvarkyti, nusipraust. Pavyzdžiui, mada ar ne mada? Nusiprausti. Jeigu tai pavadinsim mada, tai reiškia, jinai praeis ir vaikščiosim purvini. Tai čia yra ne mada, čia yra savos higienos tiesiog klausimas, susitvarkymo, savos aplinkos susitvarkymo klausimas. Patikimais ekologiniais ženklais paženklintoje buitinėje chemijoje tai yra tie ekologiniai ženklai, kurie yra patvirtinti trečiųjų šalių, tai kaip būtų ES gėlė, šiaurės šalių gulbė arba vokiečių mėlynasis angelas, tai yra patikimiausi ekologiniai ženklai, kurie užtikrina, kad tikrai sudėtyje nebus žmogaus sveikatai, o tuo pačiu ir aplinkai pavojingų cheminių medžiagų. Keletas žodžių apie ekologiškos, aplinkai draugiškos buitinės chemijos sertifikavimo ženkliukus. Eco Label. Jis užtikrina tai, kad produktai turėtų kuo mažesnį poveikį vandens telkiniams, kartu ir dumblių vystymuisi. Šiuo ženkliuku pažymėtame produkte nėra tam tikrų pavojingų medžiagų ir didžioji gaminio dalis yra greitai biologiškai suyranti.
Nordic Environmental Label. Paprasčiau šis ženklas vadinamas šiaurės gulbe. Šis sertifikatas garantuoja, kad produkto sudėtyje nebus polivinilchlorido plastikų, alerginę reakciją sukeliančių medžiagų bei kancerogeninių ar genų mutacijas sukeliančių medžiagų. Taip pat šis sertifikatas užtikrina visišką nesaugių bei žalingų poveikių pasižyminčių priemaišų nebuvimą. Retesnis Lietuvoje amerikiečių sertifikatas ekologo. Šis sertifikatas yra ypač griežtas ir kelia didelius reikalavimus. Jis užtikrina gaminio pakuotės biologinį suirimą. Riboja tokių produktų naudojimą, kurie sukelia vandens telkinių eutrofikaciją, taip pat tokių, kurie yra žalingi stratosferiniam ozonui. Ozono sluoksnio plonėjimas gali sukelti tokias ligas kaip kataraktą, odos vėžį, genetinius sutrikimus bei susilpninti imuninę sistemą. Be to, ultravioletinis spinduliavimas labai kenkia ir vandens ekosistemoms. Su tais sertifikatais reiktų labai atsargiai žiūrėti. Jeigu yra kompanija ženklina eko ženklų savo vardu, tai yra trečiosios šalies nepatvirtintas sertifikatas, tai dažnai būna neaiškus kriterijai. Ir mums teko netgi pastebėti, kad milteliai yra visiškai tokios pačios sudėties, kaip ir tie mūsų vadinami kenksmingiai, tačiau pakuotė yra iš perdirbtos medžiagos ir jau kompanija drįsta įženklinti kaip ekologiškus miltelius. Taigi vis dėlto reiktų nepasitikėti vien žodžiu eko, o žiūrėti arba sudėtį, kaip jau minėjau, ir ieškoti, ar sudėtyje nėra mano išvardintų vengtinų medžiagų, tai kaip fosfatų, įvairiuose baldų valikliuose ir kilimų valikliuose formaldehido, valikliuose chloro. Tuomet, kaip papildoma medžiaga, dedamais visur yra kvapiosios arba dažančios medžiagos, kurios yra pagamintos iš naftos produktų ir irgi priskiriamos didelę riziką žmogaus sveikatai ir aplinkai keliančiom medžiagom. Be to, tokių medžiagų kaip fenolio, triklozano. Yra dar viena alternatyva buityje naudojamai chemijai. Reikia prisiminti natūralius balintojus ir šveitiklius. Pats paprasčiausias variantas ir patikrintas nuo senų senovės, tai yra valymui naudoti tokias medžiagas kaip soda, druska, actas, kas veikia tikrai neblogiau, tarkim net ir vamzdžių valymui supylus pusę puodelio sodus, ant viršaus užpylus pusę puodelio acto, tuos riebalus išgriaužia visai gerai ir dar užpylus karštų vandeniu. Jeigu jūs darysite tai kartą per savaitę, tikrai nereikės naudoti jokių agresyvių valiklių ir nepadarysite jokios žalos nei sau, nei aplinkai. Šiandien jūs kviečiu susipažinti su Laime Kiškūne, antropologijos, kvapų, aromaterapijos specialistė ir pasišnekėti su ją apie mūsų supančius kvapus tikrus ir cheminius. Labą dieną. Labą dieną. Darbo įkarštį. Pagavau. Kokia laboratorija. Papasakokite gal daugiau apie tuos kvapus, kaip jie veikia ir ar iš tikrųjų jie gali atstoti vaistus, gali atstoti, nežinau, psichoterapiją netgi. Na, kiekvienam tam buteliuke egzistuoja turbūt, čia mes matom, aišku, kažkokia substancija, kažkas plaukioja, kažkokia gali būti tiršta, gali būti skista, gali būti šviesi, tamsi ta substancija. Va, ir mes joje dažnai įsivaizduojame, kad galbūt tai yra tiesiog buteliukas stovintis ant lentynos ir jisai nuo kažko veikia. Taip yra tie protokolai, yra atlikti tyrimai, yra ta medicininė aromaterapija, kuri dabar labai vystosi šiuo metu. Iš tikrųjų, šitas substancijas arba tos daugiausiai dažniausiai eteriniai aliejai yra aromaterapijoje naudojami. Jos gamta kūrė turbūt ne mums, tai yra augalų antriniai metabolitai, kurie buvo sukurti pačiam augalui apsisaugoti nuo įvairių ligų, užpuolikų. Augalai neturi imuninės sistemos, nuo
nuo mikroorganizmų, ir nuo makro, ir nuo graužikų, ir nuo visokių kirminų ir taip toliau. Ir taip pat padėti augalui daugintis ir pratęsti savo rūšį. Va, tai tokie labai toks paprastas ir toks redukuotas apibrėžimas būtų turbūt. Va, bet tai taip pat dar yra ir gamtos žinutė ir manoma, kad kvapais augalai ir gyvūnai ir žmonės taip pat susižino vieni su kitais, kad tai yra pagrindinė gamtos žinutė, kad mes turėtumėm ne telefonu skambinti, o siūsti kažkokius kvapo signalus, bet mes ta prasme tą linkmę nelabai vystomės. Kol kas galbūt ir ateis toks laikas, kada tą bus galima daryti. Na va. Tai mes pagal tos protokolus mes žinome, kad ten, sakysime, kokia nors mėta veikia, aktyvuoja mūsų smegenų kraujotaką, gali padėti ten nuo kokios migrenos tenai, ar nuo, sakysime, palengvinti kvėpavimą, praplečia šiek tiek, reiškia, gleivines, sutraukia. Va, jeigu mes imsime kokią ramunėlių grupę, tai taip pat žinome, kad ramunėlės veikia šiek tiek džiovinančiai, labai geras antiseptikas, nuskausmina, atpalaiduoja, jisai labai be galo švelni ramunėlė yra, dėl to mes galime ją ir mažiems vaikučiams naudoti. Tu kaip ką nors pauostyti? Nu, ko jūs norite, tai ko norėtumėte pauostyti? Kokios nors meilės, pavyzdžiui. Meilės. Čia jie visi skleidžia meilę iš tikrųjų. Čia nėra tokio kvapo, kokio nors vienintelio, kuris čia skleistų meilę. Žalio šieno. Taip, žalio šieno čia yra nuostabi. O ką mes to žalio šieno turime? Neužtektinai kaime turime, kad ar... Ne, čia yra tokia labai ypatinga substancija, kuri... kvepia. Čia jisai yra, taip, tai yra substancija, kuri yra ekstrahuojama Ispanijoje kalnuose, ten yra vadinamos tokios šventosios pievelės, kuriuose auga 7-8 rūšys įvairių varpinių augalų, graminėje. Ir vat jie visi kartu nupjauti ir išdistiliuoti arba išekstrahuoti, duoda tokį nepaprastai saldų, labai malonų, labai daug tokių kumarinų turinti kvapą, kuris daugeliu žmonių primena tiesiog tokią pirmapradę vaikystę, motinos įsčias, mamos pieną. Nu, vat kažką, aš atsimenu, kad vaikystėje turbūt dar nebuvo nei vieno vaiko, kuris nebūtų norėjęs miegoti kur nors ant šiene, susisukti kur nors pievoje, gulėti ten, apsivinioti kokiais žoliai, po žaiginiais, kokiais palisti, nes tai yra kažkas tokio iš tikrųjų labai ypatingo. Tu išgyveni tarsi tą grįžimą į motinos, į mamos įsčias. Va, tai šitas šienas, jisai irgi, šita substancija turi va tokį stebuklingą, tokį nuostabų poveikį ir jinai yra jau grinai tokia parfumerinė substancija, kuri naudojama kurti jau, sakysime, kvapams, kvepalams arba kažkokiems meniniams kvapų projektams. O lotoso kvapas, ar tiesa, tai yra gimimo ir mirties kvapas? Taip, tai yra iš tikrųjų, man taip atrodo, aš taip tokia turiu mintį, kad tai yra gimimo ir mirties kvapas. O kaip gali būti, kad gimimo ir mirties kvapas yra tas pats, ar tai tiesa? Aš manau, kad tai yra normalu, kad taip yra, dėl to, kad tai yra ta pati būsena. Va, nu, man tai jisai iš tikrųjų primena ir gimusio vaikiuko, ir mirusio arba mirštančio žmogaus kvapą. Va, yra čia rožinio lotoso absoliutas, va, tai yra viso augalo absoliutas, tai yra ir žiedo, ir gėlės, ir šaknies, ir to dumblo, ir purvo, be galo gilus ir visiškai sunkiai yra aprašomas šitas kvapas, taip pat yra brangi substancija, bet tai čia tokia jau išorinė jos kaina, o gerai taip giliai pakontempliavus, jisai man iš tikrųjų asocijuojasi su gimimu, bet kada vaikiukas gimsta, juk labai kvepia, juk jisai turi labai stiprų kvapą, nepaprastai stiprų, nu pati gimdė, žinai, kaip vaikai kvepia, ką tik tai gimė ir koks sklinda aplinkui kvapas ir vat kaip kvepia tas visas jo ta odelė, tas visas, ypač tas pirmasias valandas kelias ir jisai labai panašus yra šitas kvapas ir kadangi yra tekę man ir palydėti žmonės iš šito pasaulio, tai taip pat žmogų gali užuosti jau keletą, kažkurį laiką prieš mirtį jis pradeda turėti tokį specifinį kvapą irgi žmogus. Ir vat, jeigu, tai yra panašus labai kvapas irgi ir gali staiga suvoki, kad tai yra išėjimo kvapas. Tiesiog supranti, vat, tai matyti augalai tokie šventi augalai ar šventraščių augalai, jie tampa neatsitiktinai, jie patenka į tos šventraščius, ne visi augalai ir ne visos substancijos. Va, ir jeigu lotosas yra vienas iš pagrindinių vis tik tai pasaulio kultūros kaip ir tokių fenomenų, reiškinių, kuris simbolių šventenybės, taip, tai jisai matyt turi kažkokią prasmę, tai nėra. Bet aš tą labai kažkaip organiškai, autentiškai tą supratau, čia nėra kažkoks išsigalvojimas mano kažkoks, vat, tai susijęs su simboliu ar panašiai. Tiesiog aš taip jį suvokiu, taip jį užuodžiu.
O čia dabar aliejai. Papasakokite apie aliejus, nes mes aliejų dažniausiai suprantame kaip tą, ant kurio kepame bulves ar ten kažką kitą. O čia pasirodo aliejai, kuriuos reikia naudoti vietoj kremo. Ir vietoj kremų, ir galima juos ir valgyti, jų galima ir į sriubą įsidėti, arba ir išsikepti, tik kad brangu, turbūt čia vienintelis trūkumas jų yra, nes šiaip iš tikrųjų, ką tepint veido, tą turi galėti ir valgyti iš tikrųjų, tai nėra nieko skirtumo, ar užsitepint odos, ar praryji tas daiktas, vis tiek jisai įeina į kūną, bet kokiu atveju, oda mūsų nėra kažkokia plastmasė ar kažkas tokio, kas neturi jokios skylutės, mūsų oda yra žvaigždėtas dangus, tai yra ištisas kosmosas, ten yra vienos skylutės ir per tas skylutes ten ir išeina, ir įeina, ir ten transportas vyksta, magistralės, žodžiu, į visas pusės. Bet klausykit, jeigu nueitum pas tradicinę sostinės kosmetologiją, jinai pasakytų, kad dieve tu mano, kokiu aliejų jūs tepate odą, jie galima jokiais aliejais tepti odos, nes tarkim jūsų oda yra riebi, jeigu užtepsite dar aliejus, tai jinai iš viso užsikimš. Tai yra aš nežinau apie tuos užsikimšimus, tai čia yra tokia kažkokia irgi prikurta mitų, kaip ir apie tai, kad eterinio aliejų negalima tepti ant odos. Aišku, visų negalima tepti, bet tikrai ne du eterinius aliejus galima tepti ant odos. Čia nėra koks išsigalvojimas. Gabrielius Modžėjus, kuris yra tikrai aromaterapijos žvaigždė ir praktikuojantis aromaterapeutas jau daugiau kaip 30 metų, tai čia, aišku, bet kokia kosmetologija gali įsidėti kišenę. Na va, ir jisai kūrė tuos mišinius ir jo teorija yra tokia, kad jeigu jau oda atsirado riebios odos. Jeigu jau oda per daug gamina aliejų, tai jai reikia pasakyti, kad jinai jų per daug gamina, o ne ją pastoviai sausinti ir dar vis aktyvinti ir skatinti, jai vis dar aiškinti, kad ne, tu dar per mažai jų gamini. Nu, tai žmogus nusivalo ten tais visokiais spiritais tą odą ir tada vėl jinai dar daugiau tų aliejų pagamina. Nes riebiai odai kaip tik reikia uždėti truputėlį aliejaus, tai niekas nesako, kad reikia ją ištepti taip, kad varvėtų. Tepama paprastai drėgna oda, tepami keli lašiukai to aliejaus ir visiškai jų pakanka visą dieną, oda išlieka graži, matinė, drėgna ir aš nesuprantu, daugybę metų tepamės aliejais ir niekada niekas niekur neužsikimšo. Priešingai, aliejuose ištirpo visas purvas, visokie užsikimšimai, kaip tik tai visokie ten hormonų kamščiai ir visokios kuperozės, viskas kaip tik sumažėjo, nes aliejai ir sutraukia ir pagerina kapiliarų veiklą ir kraujotaką, mikrocirkuliaciją, daugybę visokių dalykų daro odai ir tas čia. O kas yra tas kremas? Taigi kremas taip pat yra aliejus ir vandens mišinys. Tik tai dar su 100 dar visokių priedų ir naftos truputį. Tai va, tai mes galime tokį kremą pasidaryti ant veido tiesiai, pasipurški hidroliatų, va kokiu nors užsitepė aliejaus ir turite kremą. Ir viskas, ir nieko daugiau nereikia. Tai yra tas pats kremas, tai bet galim pasižiūrėti sudėti jo, kasgi yra tame kreme. Aliejus ir vanduo. Tai yra emulsija tam tikra. Jūs Lietuvoje rengiate vasaros tokias stovyklas, kur kartu su kitom moterim pažįstate augalus, distiliuojate juos. Ar iš tiesų mes turime tų pakankamai aromatingų augalų? Ar mūsų kaip šiaurės krašto ir tie kvapai yra netokie aštrus kaip Indijoje ir tai be abejo, kad skiriasi. Be abejo, kad mūsų augalai ir net ir nesukaupia tiek aromatinių medžiagų ir ypač eterinio aliejų, net ir nesukaupia, nes mes mažai turim saulės, turim daug drėgmės, pas mus labai šviešėja augalai, daug chlorofilo turi augalai, šiaip sukaupia kažkokių kitų veikliųjų medžiagų. Va, tai, o tos stovyklos mūsų tai yra tokios visiškai laukinės ir pažvelk, maždaug jos galėtų vadintis taip, pažvelk, kas yra po tavo kojomis tiesiog. Bet pasižiūrėk, kas yra ir pasižiūrėk, kaip tu gali su ta gamta bendraudamas, ką tu gali paimti, padaryti, pasigaminti tiek, kiek tau reikia, ne pramoniniu būdu, o ten buteliuką kokio nors ten čiobrelių sirupėlio tenai vaikams arba savo žiemai, ten keletą ten reiškia
keliolika ar keliasdešimt gramų ten išsifermentuoti arbatos pasidaryti, ar ten išsidistiliuoti ten į buteliuką hidrolato, nes, nu, iš tikrųjų tai nereikia tų tonų ir kibirų ir cisternų iš tikrųjų. Netgi taip visiškai tokiu vaikišku protu pagalvojus, turbūt net ir mokinukai pasakytų, kad mes per metus turime keletą tokių labai žymių ir garsių švenčių, kuriuose labai yra svarbu žolynai. Mes prisiminkim verbas, tarkim, sekminės ir turim labai garsią šventę žolinės, kuri net yra jau dabar ir valstybinė šventė. Tai yra ne tik tai Marijos Assumpcija ar Marijos dangun paėmimas ar dangun pakilimo šventė, bet tai yra žolynų diena, tai yra tų paskutiniųjų žolynų, kurie dar va taip smarkiai, taip stipriai, taip iš visų jėgų plūsta, atrodo veržėsi į žemės, kaip mes čia šitoj auksiniai pievoj dabar stovim, iš vis taip labai kelia džiaugsmą ir kartu kelia liūdesį, tokį tam tikrą nostalgiją dėl to, kad jau ateina ruduo, dėl to, kad jau baigėsi vasara, dėl to, kad šitos pievos labai greitai jau nužydės ir čia tuoj pūs šaltas vėjas, šaltas lietus ir žolės užmigs ir lauks vėl pavasario. Na va, tai mes žolės parsinešėm į gražų kiemą ir sudėjome jas į šitą gražų aparatą, kuris šiaip jau vadinasi alembikas. Tai toks arabiškas žodis, nes šitas aparatas yra ir pagamintas pagal iš tikrųjų tradicinį arabišką alembiką, nes arabai buvo turbūt plačiausiai išvystę distiliavimą. Mes sudedam žolę į katilą, uždengiam jį tokią gražią kepurėlę ir gulbės kaklu kyla garas, jisai vėsta, šąla kondensatoriuje ir pradeda kondensuotis ir lašėti hidroletas, kuris išneša kartu ir kvapiąsias aromatinės medžiagas. Vienos jų yra tirpios vandenį, kitos netirpios, tai tos netirpios medžiagos yra eteriniai aliejai, o tirpios medžiagos tai yra tas, kas po to jau lieka tas kvapusis vanduo. Bet tai tokiu būdu mes šiandien ir distiliuojam tą savo aukso šakelę, auksinę šakelę, kurią susirinkom čia tose pievose šalia visiškai šito kiemo gražaus. Distiliavimas yra mokslas ir menas ir jisai reikalauja iš tikrųjų daug kantrybės, atsidavimo, supratimo, meilės tam, ką darai. Ir čia niekas nevyksta greitai. Reikia laukti ilgai, ramiai, kuo švelniau šildysime, tuo gražesnis mums gausis hidroletas arba eterinis aliejus, kuo lėčiau ir ramiau vyks procesas, tuo lengviau ir paprasčiau ir minkščiau augalai atiduos tas gerasias savo medžiagas, kurias jie yra sukaupę vandeniu, o vanduo palengva virs garais ir vėliau vėl bus tiesiog perkeistas, kondensuosis ir lašės jau tai, ko mes tikimės išgriebti iš to augalo. Tas veidas, kurį mes tikimės pamatyti, tai yra kaip augalo substancija, esencija, kuri mums vienokiu ir kitokiu pavidalu pasirodo. Tai ne tik tai savo išoriniu vaizdu, bet ir kartu čia mes galim gauti ir jo vidinę kažkokią substanciją, vidinę esenciją. Kaip jūs, kaip specialistė, vertinate iš šono visą tą grožio industrijos pasaulį, kad mes turime būti visos tokios vienodos pasitempusios ir pasitepusios ir pasipurškusios ir... Aš kažkada esu išgirdusi tokį epitetą savo adresu. Sakė, čia ta moteris nesutvarkytais plaukais. Tai aš tada šitoj vietoj susimąsčiau. Ką reiškia moteris sutvarkytais plaukais?
Da. Tai reiškia, kad iš tikrųjų moters plaukai tai yra tokios, vat, jos kaip jėgos, stiprybės, turbūt, jeigu taip simboliškai pasižiūrėti, arba istoriškai pasižiūrėti, tai yra jos jėgos, stiprybės, na, kažkokios savivertės, pasitikėjimo savimi, organikos tam tikros, turbūt išraiška. Va, ir tos moteris sutvarkytais plaukais, tai ir viskas. Tai yra sutvarkytos. Ir viskas. Tai va. Tai aš esu moteris nesutvarkytais plaukais, kaip galite ir matyti. Ir niekaip nesiruošiu jų ypatingai tvarkyti tų plaukų ir toliau ir ateityje. Bet jeigu ne apie plaukus, jeigu giliau. Ne, aš tiesiog tą norėjau pasakyti, kad čia turi labai gilią prasme šitas pareiškimas, kad moteris yra sutvarkytais ir nesutvarkytais plaukais. Tai lygiai taip pat. Moteris yra standartizuotos arba nestandartizuotos, nes vienos iš jų, kaip ir sakai, na, kaip ir atsakei tą klausimą. Tiesiog, reiškia, visos turim būti vienodos, teisingai pasidažiusios, teisingai, reiškia, atrodyti, teisingai visada jaunos, visada, reiškia, gražios. Mes negalim būti senos, mes negalim senti, negalim pasilenkti, negalim susikūprinti. Mes turim būti tiesios, pasitempusios, lieknos, dailios, bet tuos standartus užduoda net nežinia kas, nes tokių standartų pasaulyje nėra. O kas užduoda? Ar čia yra patriarchalinis vyriškas pasaulio pradas, ar čia yra tiesiog vartojimo labiau? Aš manau, kad labai čia pramonės dalykai ir manau, kad būtent patriarchalinės tos pramonės, tos vyriško, taip sakant, tokios tvirtos korporacijos, kuri moka daryti pinigus ir jau radusi silpną vietą, jau iš to tikrai pasidarys visada pinigėlių, nes čia viskas yra labai ciniška ir viskas yra skirta tik tai vieninteliam daiktui, pinigui, ir aš kartais susimastau, o ką tie žmonės po to daro su tais pinigais? Jie jų tiek daug uždirba, jie iš tikrųjų, jie suka, daro, bet įdomu būtų jų paklausti, ir ką jie po to daro su tais pinigais, uždirbtais iš žmonių lengvatikystės, iš manipulacijų, iš nepasitikėjimo savimi, iš kažkokios meilės savo neturėjimo. Juk tie pinigai toj grožio industrijoje, taigi jie, jeigu ir uždirbami, vat, iš tokių nelabai gerų dalykų, iš manipulacijų, iš nuolatinio diegimo kažkokių neegzistuojančių standartų, iš sukūrimo kažkokių keistų neegzistuojančių lygų, dalykų, ten celiulitą išranda, dar ką nors, kažkokios kvailystės iš tikrųjų. Nežinau, aš ką čia pasakyti šitoje vietoje. Na ir tai vat, ir atrodytų taip juokinga ir absurdiška, ir daugelis žmonių tai supranta, o vis tiek negali atsilaikyti tam ir vis tiek ir vėl naujos stebuklingos technologijos ir vėl stebuklingos medžiagos ir kiekvieną sezoną vis nauji plaukų dažai, kai paskui jau moterį operuoja, ten jau su limfmazgiais jau ištinusiais, tai sako, jau kai perpjauna, tai tiesiog į limfą teka tokios spalvos, kokia yra jos plaukų dažų spalva, nes čiagi be galo daug yra kapiliarų ir kraujagyslių galvos odoje ir ten viskas rezorbuojasi labai sėkmingai. Tai va. Tai ką, ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū, kad pakalbinau. Priešingai nei ekologiškų maisto produktų sertifikavimas, ES vienas ženkliukas, kosmetikos priemonių sertifikavimas yra gerokai sudėtingesnis. Daugybė šalių turi savo sertifikatus, kurių nerasi kitose šalise. Dar kiti kosmetikos sertifikatai žinomi visoje Europoje. Tačiau vieno patarimo, kaip pasirinkti geriausią žalumo prasme kosmetiką, nelabai yra. Kosmetikos gerumą ar ten žalumą deklaruoja gamintojas. Tai pirmiausia, reikia žiūrėti, ką jis sako. Pavyzdžiui, sako natūrali kosmetika, kosmetika be parabenų, kosmetika be savęs, dar kas nors, ekologiška kosmetika. Tai tas yra pirminis pareiškimas ir paskui sertifikatas, jeigu jis yra kaip auditas firmai. Visi turi buhalteriją, bet ne visi daro auditą. Tai yra išorinis vertintojas, kuris tikrina, ar tai, ką sako gamintojas, yra tiesa. Galima pabandyti sugrupuoti žalesnės kosmetikos pasirinkimą. Tai sertifikuota ekologiška kosmetika, Demeter kosmetika, tai biodinaminis sertifikatas ir natūrali kosmetika, kuri dažniausiai sertifikatų neturi. Sertifikatas yra gerai
užbrėžti apatinę ribą. Nes visi jie reikalauja, kad nebūtų dirbtinių kvapiklių, dirbtinių dažiklių, parabenų, SLS, na, to, sakykime, kažkokio pagrindinio dešimtuko paprastai iš naftos pagamintų aliejų. Tai yra to didžiausio brudo nebus. Bet kiek jis ekologiškas, ta prasme, kiek ten nėra pesticidų, tai mes galim sužinoti tik pasigilinę, koks tai yra. Štai keletas kosmetikos ekologiškumą patvirtinančių sertifikatų. Plačiai žinomas ir klaidingai ES sertifikatu laikomas Prancūzijos standartas EcoCert. Jis reikalauja vos 10% ekologiškų ingredientų. Britų sertifikuotojas Sol Association, veikiantis jau 36 metus, reikalauja net 95% ekologiškų ingredientų, neskaičiuojant vandens. Be to, negalima naudoti neekologiškų ingredientų, jei egzistuoja ekologiški. Labai populiarus yra Vokietijos sertifikatas BDIH, tačiau tai yra ne ekologiškos, o natūralios kosmetikos standartas. Ši institucija, suteikdama gamintojui savo ženklą, nereikalauja nustatyto procento ekologiškų medžiagų, bet turi 15 medžiagų sąrašą, kurios privalo būti ekologiškos. Amerikietiškas USDA standartas yra griežtesnis nei, pavyzdžiui, EcoCert, bet švelnesnis nei Sol Association. Sertifikatai atsiranda kaip papildoma paslauga, jau čia visai panašu į auditą, kas yra firmos, kurios užsiima sertifikavimu, jos teikia tokią paslaugą. Kai kurios yra visuomeninės organizacijos, kai kur yra gamintojų, mokslininkų ir ten kokių nors dar pardavėjų asociacijos, kai kur yra pelno siekiančios, kai kur nepelno, kai kur yra gamintojų atskirai asociacijos, bet tai yra kaip atskira įmonė, kurios yra verslas, tą sertifikavimą pardavinėti kaip paslaugą. Ir standartus jos taiko pačius įvairiausius. Natūrali kosmetika Lietuvoje, galima sakyti, jau turi savo istoriją ir ištikimus pirkėjus. Tokios kosmetikos istoriją mūsų šalyje pradėjo rašyti Marmozel įkūrėja Vilma Žmakova. Prieš 4 metus Vilma, pradėjusi lankyti jogos užsiėmimus, susidomėjo natūraliais aliejais. Gan greitai moteris pamatė, kad jos pomėgis kurti kosmetiką įdomus ir kitiems. Taip atsirado įmonė Marmozel ir pirmoji natūrali lietuviška kosmetika. Pati Vilma savo kūriamą kosmetiką vadina gyvąja. O jums neužteko, jums netiko ta kosmetika, kurią galima buvo nusipirkti parduotuvėse? Man netiko, žinot kas? Tai, kad atskiras, reiškia, kremas yra veidui, atskiras paakiams, atskiras pėdoms, kūno penelis, dušo želė. Man nepatiko marketinginė gausa, tame jau matėsi, kad lyg ir to nereikia, nes realiai tai pakaktų turėti vieną aliejų, tarkim, kokį nors Jojoba, Simons Universal, ir žmogus gali naudoti plaukams, veidui, kūnui, viskam. Tai vad nuo to viskas prasidėjo kažkaip, kad norėjau žinoti, ką ant savęs dedu ir kad to nebūtų perteklius. Ir, pavyzdžiui, dabar, kai aš gaminu kremus, kol kas turiu tik tai 3 kremus. Ir žmonės klausia, kokie odai, koks tinka. Tai mano atsakymas toksai, kad jeigu morka pati daržovė netinka turbūt ir storam, ir plonam, ir su riebia oda, ir su sausa oda. Taip ir čia aš darau kremą tokį su naudingomis medžiagomis. O toliau žmogus atsirenka, kuriam reikėjo truputį daugiau sudėti, kuriam reikia mažiau. Tai va. Vilma savo pirkėjams reguliariai pasiūlo naujų prekių. Ji pirmoji pristatė lietuviams natūralius dezodorantus, vėliau šampūną, o naujausias jos kūrinys – dantų pasta. Daugelis Marmozel žino kaip aliejinių kvepalų gamintojus. Kad jeigu palygintume sintetinį kvepalą ir natūralų, tai jaustume labai akivaizdų skirtumą švelnumo, tokia prasme, gamtiškumo prasme. Ir, sakau, nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris pradėjęs naudoti natūralius, grįžtų prie sintetikos. Nebent tai nei vakarėlį reikia kažkokio tokio šarmo, oazės aplink sukurti. Nes sintetiniai jie yra žalingi, jie yra vulgarūs, grūbus dažnai. Aišku, yra labai skanių, bet dažniausiai sintetika jinai yra kuriama tam, kad kurti aplink mus tą šleifą, kvepėti kitam. O aš pradėjau kurti kvapus, kad kvepėti savo pačiam ir artimui, kas yra labai arti. Čia toksai į save labiau kultas, o ne pasirodyti kitiems. Jūs galvojate apie kokį nors sertifikavimą savo produkcijos? Galvoju, norėčiau. Tiesiog vėlgi mažas gamintojas viską daro labai lėtai ir pamažu, tai yra investicijos tiek laiko prasme, tiek pinigų prasme. Bet šiame etape žaliavos visos yra sertifikuotos ir ekologiškos.
Tai man dėl to yra ramu, aš pasitikiu, o ateityje galvoju sertifikuoti, bet vėlgi čia yra toks tai visuomenės pasitikėjimo vienas kitų klausimas. Realiai tai darai tik tai, jeigu nėra, tarkim, pasitikėjimo. Kol kas aš jį turiu ir noriu toliau turėti, bet jeigu galvoti apie kitas rinkas ar kažkaip, tai būtų tiesiog pliusas. Ja. Dar viena lietuviška iniciatyva, jau turinti nemažą būrį gerbėjų, tai Uoga kosmetika. Šią įmonę įkūrė 2 jaunos moterys. Pradžia buvo labai pragmatiška. Besilaukianti kūdikio Jovita pajuto poreikį necheminės kosmetikos. Tai, kas parduotuvėse, kad ir pilna, bet nėra tai, ko iš tikrųjų tau reikia. Ir jūsų kažkokių žinių ir domėjimosi užteko, kad imtume ir padarytumėte kremą? Užteko idėjai, po to jau reikėjo daugiau. Ir žinių, ir domėtis, ir skaityti, konsultuotis. Užtruko laiko, kol jau tą kremą pasigamini pats savo. Tada tobulini, žiūri, darai tyrimus, daug būna visokių nesėkmingų momentų, kol galų gale gaunasi produktas. O kaip jūs tos tyrimus darote, su kuo? Darom laboratorinius tyrimus, būtent dėl galiojimo, kad būtų mikrobinės taršos nebūtų ir panašiai. Tai yra laboratorija, vežam tyrimus, gaunam atsakymus. Jovita ir Lena, natūralios kosmetikos įmonės įkūrėjos, savo pirkėjams gali pasiūlyti apie 50 įvairių kosmetikos priemonių. Per mėnesį jų įsteigtoje parduotuvėje parduodama apie 2000 vienetų skirtingų kosmetikos gaminių. Tai kokia sudėtis jūsų kosmetikos? Sudėtis iš tikrųjų labai paprasta, daugiausiai yra šalto spaudimo nerafinuoti aliejai, gėlių vandenys, vaškai. Tai yra, ko reikia mūsų odai, drėgmė, maitinimas nuo aliejaus, eteriniai aliejai, vaistažolės. Jei sudėtyje yra vanduo, natūralios kosmetikos produktas turės trumpesnį galiojimo laiką. Ilgiau gali galioti sausi, miltelių pavidalo produktai ar produktai be vandens, pavyzdžiui, vazelinai. Natūralios kosmetikos konservantai – tai eteriniai aliejai. Jie suteikia malonų kvapą ir tuo pačiu konservuoja produkto sudėtinės dalis. Sakykime, jūsų pirkėjai nepradeda jūsų klausinėti, o kada pas jūs gal koks sertifikatas atsiras? Klausinėja visada, ypač kai eina kalba apie natūralų, ekologišką, tai žmonės iš tikrųjų domisi ir klausinėja ir reikalauja visų šitų leidimų, higienos, tai mes visada ir parodom ir atsakom, nes mums irgi svarbu prieš juos pateikti visus. Mes turim saugumo sertifikatus, nelietuviškus tiesa iš Anglijos, nes Lietuvoje nieks nesertifikuoja kosmetikos. Ir turim leidimus higienos irgi visada parodom. Turėjom inspekciją, irgi iš karto visiems parodom ataskaitas, kad viskas pas mus saugu ir patikrinta. Bet, sakykime, kažkoks sertifikatas, jisai jau būtų toks aukštesnis lygis, ne? Jūs sertifikato kaip tokio dar neturit. Būtent dėl ekologiškumo sertifikato mes neturim, nes tai irgi būtų jau nelietuviškas ženklelis, kurį mes galėtumėm naudoti ir jisai iš tikrųjų kainuoja labai daug, mūsų kompanija nėra tokia didelė, mes dar tokie mažiukai labai išaugintų kainą iš karto produktą, jeigu mes pirktumėm tos sertifikatus, nes jos reikia pirkti, tai kainuoja vis tiek. Tai mes tiesiog norim palaikyti tą mažesnę produkto kainą ir stengiamės, kad iš tikrųjų jie būtų natūralūs, o ne uždėti tą ženkliuką. Grįžtant prie sertifikatų reikia paminėti dar vieną – tai Demeter. Kiekvieno kremo gamyba ir pati kosmetikos priemonė veikia aplinką. Plastikiniai buteliukai keliauja į šiukšlyną ir virsta atliekomis. Kosmetikos likučiai patenka į vandenį ir nukeliauja net iki gruntinių vandenų. Kai kurie cheminiai priedai sugeba ne tik numarinti augančias gėles, tačiau ir pakeisti žuvų lytį. Siekiantiems tobulumo grožio priežiūros ir rūpinimosi planeta srityje siūloma atkreipti dėmesį į Demeter sertifikatą turinčią kosmetiką. Tas Demeter apskritai nėra taip paprasta suprasti, kas tai yra per kosmetiką Demeter sertifikato. Tai ten augalai turi būti auginti visiškai be trąšų, biodinaminiuose ūkiuose. Tas žodis biodinaminis ir atskleidžia tą esmę, kad yra augalai labai aktyvūs. Tai jie yra renkami pagal mėnulio fazes, kremai daromi pagal mėnulio fazes. Čia yra truputį alchemijos, tai tokie burtai. Yra spagyriniai ekstraktai tam tikrų augalų
ir su tokiu nekitokiu vandeniu, su tokiais nekitokiais kristalais. Ir tas efektas pasiekiamas ne per chemiją, o truputį per alchemiją. Renkantis kosmetiką patarimai būtų tokie. Stebėkite sertifikatus ir rinkitės aukščiausios kokybės sertifikuotą kosmetiką. Jei tik įmanoma, rinkitės stiklinę talpą. Raskite prekeivius, kurie sutiktų į stiklinį indelį įpilti naują dozę jūsų naudojamos kosmetikos. Jei kosmetika neturi sertifikato, pasidomėkite, ar galite pasitikėti gamintojais. Siekiantiems gryno natūralumo rekomenduojama pasidomėti šalto spaudimo aliejų savybėmis.